Šiandien diena buvo tokia labai ne pagal planą. Atrodė, kad viskas bus paprasta. Prabundam 5 ryte, čia daugmaž Dakaro standartas. Pagal Dakaro standartus dažnai ir einama miegot 5 ryte. Ir išjudam mes kaip palaikantis ekipažas tiesiai į greičio ruožo finišą. Pasitikti po greičio ruožo finišuojančio Beno su Sebu. Tiesiog, ar jiem vandens netrūksta, ar jiem viskas gerai, ar nereikia kažko suorganizuoti ir taip toliau. Praktiškai kasdienis darbas, kurį mes, teoriškai Dakaras tik tai lenktyninę formą įgavęs tik 3 diena, bet daugmaž nusistovėjus tvarka. Ir mums nuo bivako iki kito šiandienos Chuchujaus bivako, čia aš neįsidirbinėjau, čia toks miesto pavadinimas, buvo pagal planą apie 360 km, bet kadangi reikėjo nuklysti į šoną link finišo, tai atsirado papildomų kilometrų. Tai praktiškai mums nuo bivako iki tarpinio finišo buvo apie 450, jei gerai neklystų, kilometrų. Viskas būtų gerai, bet apie 150 iš jų nuklydus nuo Salta, tokio pakankamai didelio miesto, jau kalnų link, buvo tiesioginė prasme. Aš net grįžęs pasidomėsiu, kur Argentinos VRC etapo greičio ruožai buvo. Aš tikrai esu įstikinęs, kad mes būtent vienu iš jų važiavome. Apie 130 kelis kilometrus mes važiavom į viršų kalnų netoli 3 valandų. Ir mes tenai pakilom iš praktiškai lygumos, praktiškai pusės kilometro, jei neklystu, aukščio iki 4 km aukščio per tas kelias valandas. Tai tas pakankamai gerai pasijauti irgi per savijautą, bet keliukas tas greičio ruožas, įspūdingo grožio gamta aplinkui, kalnai, kaktusai, geležinkelio siaurukas, kuris nevėluosiu, yra turbūt kokią pusės metro pločio, aš nežinau, ką ir kelintais metais ten važiuodavo tais bėgiais, bet jis visą laiką eina lygiai greičiai keliui. Ir mes mašinai važiuodami juokavom, kad, dabar mes skubime, kad suspėti ir tikrai laiku pasitikti Beną su Sebu, bet kadangi daugiau kelių į tą kalną nėra, mes turėsim grįžti tuo pačiu, reiškia, grįždami juo mes galėsim stabtelt, nusifotografuoti. Ir būnant jau beveik kalno viršūniai, atsitinka tai. Alio. Jo. Skambutis iš pragaro. Asmeniškai aš krūptelėjau net, nes nebuvau dar girdėjęs to palydovinio telefono skambant. Jo, ir tai yra skambutis, kurio nei vienas mes niekada nelaukiam. Tai reiškia, kad Benas su Sebu skambina iš vietos, kurioje nėra ryšio. Tarp kitko ryšio, kildami į kalną nuo pat Saltos miesto, mes irgi nebeturėjom jokio mobilaus ryšio ir tiesiog pagal popierinių žemėlapius. Tai ir gavom skambutį su liūdnom naujienom. Na ir tada prasidėjo toksai vadinamas mini chaosas, kadangi supranti, kad mūsų diena ir dienos planai vakare išgerti galbūt pirmą kartą ramiai kur nors alaus ir suvalginti argentinietišką steikiuką sugriuvo. Tai čia nieko, bet supranti, kad nuo to, ką išgirdom telefono ragelį, supranti, kad Beno su Sebu Dakaro rezultatas kaip minimum tą pačią akimirką visiškai sugriuvo. Dabar yra čia vietoj 10 vakaro, Lietuvoj po 10, Lietuvoje yra po 3 nakties. Mes neseniai sulaukėm skambučio su pirmom
teigiamom žiniom. Tai yra, kad darbas įpusėjo. Likusi komanda pasiekė iš tikro Beną su Sebu su visa reikalinga informacija. Ir, teoriškai už poros valandų, jeigu viskas gerai, jie turėtų pajudėti iš savo vietos. Tik čia yra viena gera žinia. Bloga žinia yra tai, kad nuo tos vietos, iki kur jiems reikia atvažiuoti, yra, jeigu nesumelosiu, virš 500 km. Ir virš 500 km tokiais įspūdingais, susuktais ir pakankamai sudėtingais keliais. Tai, aš manau, kad užbaigsiu šitą filmuką ryte. O ryte aš garantuoju, kad šitam filmuką aš jau galėsiu parodyti ryte grįžtančius, kad ir nusikalusius, kad ir visiškai be jėgų, bet grįžtančius visus mūsų komandos narius automobiliu ir per labai trumpą laiko tarpą pasiruošiančius naujam startui. Viskas bus gerai. Labai norėčiau, kad čia būtų džiaugsmingas filmukas su laiminga pabaiga, bet dėja taip nėra. Ne šiemet. Mūsų ekipažui Dakaras baigėsi.